Sveiki visi, su jumis ir vėl žvejybos kanalas. Tai randamės prie Kauno marių. Šiandieną ne vienas, pašonį Mantas. Tai atvažiavom linksmai laiką praleisti, nežinau, kažkokių tikslų neturim, kažką pagauti, tiesiog pažvejot, linksmai praleisti laiką. Atsiradom kažkokią vietą. Tai 48 metrai. Mantas, man atrodo, truputėlį arčiau gaudo. Po to matysim, kaip čia kas. Jis jau pradėjo iš tikrųjų žvejot. Pagavom, man atrodo, 2 žuvis, ne? Tai va, to aš dar net startinio nepasidariau. Ieškom šeriklėlės. Yra srovė, ne? Biški yra. Su kiek gaudai? 50. Nu, tai va. Tai bandom, dabar dedam šulinuką. Tokias va šeriklėlės. Nežinau, daug nemesiu, kokias 4 gal. Ir dėsim kabliuką. Pirmas metimas. Oi, labai lengvai. Darom jaukinimą, dėsim kabliuką. Bandysim gaudyti. Plakiukai kimba kol kas. Jau geras ženklas, kad vis tiek svarbu, kažkas kimba. Pavadėlis, kokių 7 cm. Pirmas metimas bus su kabliuku. Nu ką, viskas. Gaudom žuvį, ne? Reiks striukę užsidėti? Aš irgi galvoju, žinok, apie striukę. Kažkaip. Faini, ne tokie? Nu. Pirma žuvytė. Ir ką mes turim? Lakį. Ai. Turim leštuką. Iš pradžių tai žiauriai spardės eina savo, dabar tai nežinau, kažko primo. Nes liek pakraukdavo, tai jau baigdavo. O, gražus. Jei tik neatsikabink. Ai. Nu va. Pažiūrėkit, koks gražuolė. Žiūrėkit, koks pasišiaušęs. Kaip pasilgau aš tokio dydžio žuvies. Bet žinai ką, neatsimenu, kas buvo ant kablio. Labai blogai. O, lietus lyja. Čia dabar. Nu, lietaus tai čia nereikia.
Super, važiuojam toliau. Septim ar 8? Nu, man irgi 7. Va. Subjūro oras vanai ir man tas triukę pasimt. Aš irgi apsirengiau, nes pakilo vėjas, tai visai nešilta kažkaip. Čia plakis bus piktas. Bet prie kranto pradeda duotis, ne tik tai. Kažkokį įdomų, slėpti į tą krantą. Kokie plakiai kimba, gražus. Bet kokie pikti, tai šakės. Jo. Galvau leštukas. Koksai. Gražus plakis, tikrai. Žuvytė kimba, smagu. Galėtų būti oras geresnis, ne? Nu. Tas vėjas tai čia toks biški. Net striukę užsimetėm. Pagal prognozes tai ir turėjo tai būt, bet kažkaip atvarėm. Vėjas toks nedidelis, apsidžiaugiam. Pradėjom krautis daiktus. Tai šis buvom sušilę. Dabar pasėdėjom truputį ir... Ko tai vėsų darosi? Šeriklėlę vis dzikelio pakarpau. Tai gal neblogas, bet... Jau galvojau bonus. Gal plakis piktas. Ar karšelis. Plakis jau čia vėl toks piktas. Karšelis? Ai, ir nuleidau. Karšelis. O, tavo bonusas pagaliau. O aš nuleidau. O, kablys liko. Tai kur graibštas? Kaip gerai, kad kamera juk. Kažkaip dėl to, kad tingis. Ai, dėl to, kad tingis. Nu jo, tu dėl mažų negaudai. Užsidėjau dabar didesnę šėryklą. Truputėlį pabandyti daugiau jauko paduot, nes tie plakiai gal visą mūsų maistą suvalgo. Ir karšelis gal neteina. Paeksperimentuojam dabar. Pažiūrėsim, ar pasiteisins ar ne. Kažkaip ten jiem vienam setukė liūdna reiktų. Porininko. Jo. Panelė? Nu, panelės reikia. Visko. O gal čia panelė? Nu, tai bachuriuko reikia. Tai reik bachuriuko. Nu, žodžiu, smagiai mes čia šiandien. Plakis gal? Gal ir suplakis. O, koks gražus kibimas. Ištvirkauja. Nu. Tik užmečiu iškart žuvytę. Na, aš irgi dabar be graibšto, žinau. Prie tavęs prisižiūrėjau. Tai, na, savo čia koks plakis.
Apatinė lūpytė. Greiptas tik pailė. Na jo. Atsimenu, mariose. Va koksai. Nuvarėm su palapinė karšių pažvėjot. Nu, aišku, aš tai kablio neėmiau, nu nafik, man tai ten nereikalingas atrodo, žinai. Komentaruose. Vyrukai kablio reikia, žinai, kitas komentaras. Kablys tik mėsininkams sako. Tai ir greipštas gal tas pats skaitas, ne? Jos, kablius. Smagiai mes šią laiką leidžiam. Pasiekėm iš vienas kito. Nu, žiauriai gerai meta. Fideris patiko tikrai. Ir lengvas. Nėra sunkus. Su žuvim irgi labai gerai dirba. Super, tiesiog super. Tikla vasara tai nebūdavo srovės, ne visai? Neba neatsimenu, žinau. Man atrodo. Kad būdavo, man atrodo. Bet kažkaip ten nuo dienos priklausydavo. Vieną kartą ten atrodo nėra, kita yra. Nu tai kaip Hesa atidaro, tai čia gal tada pastiprėja, žinai, nežinau. Jo, kad reikdavo pritempinėti šitai. Nu. O. Senelis. O, čia tai jau. Kaip tavo, ne? Ne, didesnis tavo, man atrodo. Nu, po vieną. Vienas. Nu, labai gerai čia. Jau buvom tokias viltis praradę. Sakom, užstojo plakiai, nežinom ką daryt. Ir va, man tas išlaukė. Atrodo, taške nuleidau žuvį. Kiek dėjai? 3 kokius? Ką? Kiek pagavai? 2 lygtis ar 3? Vienas kabliukui paslėpti ir 2 lygtis, baltas ir raudonas. Nu, jėgelė. Nu tai ką, vienas. Šlaukiai. Aš galvoju, tu čia prikolinės, sakai, karštis 5 kilo. Ir atsikabina. Lemon. Kas čia daros? Tu pradėjai nepakirtinėti. Vėl kablio nėra. Ką rišam per nauganą? Ai, tie kabliukai.
Tai su šita žuvim ir baigiu. Einam krautis daiktų. Tai nežinau, sveriam žuvį, pasižiūrim kaip čia kas. Tai jau einam, pasversim žuvį dabar. Yra čia kažkas. Neblogai sakyt. Tai gali į mano vietą. Jeigu tilps. Jeigu tilp. Tilp, ne? O, gražuolį. Po vieną bonusą įkalėm, iš vieną dar nuleidau. Labai susinervinau. Kavo turpačia. Septyniai, vieną, neblogai. Jaučiu tas paleist, pasveriam dar vienas. Paimti. Nesversi didelę? Bandom pasverti. Nedidelis. Neturi, čia nedidelis. Gražus. Oho, koks stiktas. Tiesiog galvas. Nedidelis. Tai 1,2,5 man to šitas 200 gramų. Lietuva. Neblogai. Eina, mano ištrauksim, pažiūrėsim. Dar kaip tokia maža žuvis, tai visai nieko svorį. Jo, labai nenori. Čia mus. Pritrūkau biškį. Tavo daugiau. Kabink. O, manai didesnė? Jo. Big fishas tau. Big fishas mano. Pasišiaušia. Gražus. Tai va, big fishas mano, pagal svorį gavau malkų. Gražuolį. Super, einam krautis daiktų. Tai va, baigiam tą žvejybą, susidėjom daiktus. Truputį sušalom. Tikrai čia tas vėjas ant pačio galo, tai biški mums čia sumaišė vandenis. Nu, bet žuvies pagavom, sakyčiau, tikrai neblogai, abu panašiai, jau kai sudirbo viskas tvarkoj. Pagavom po bonusą, vieną aš tikrai labai gražų nuleidau, bet, nu, ką padarysim. Turim nuolaidos kodą iš žuklės, tai tikrai būtinai pasinaudokit, tiek padarysit paslaugą tiek man, tiek savo. Taip, kad užsiprenumeruokite būtinai kanalą, parašykite kokį komentarą, pasidalinkite video su draugais ir aš jums, kaip sakau, iki greito. Su jumis buvo žvejybos kanalas ir vėl kitą kartą susitiksime kur? Prie vandens. Viskas. Ačiū, kad žiūrėjot ir iki.